Sveiki, žadėtas filmas apie vaikus gimusius po 2002 metų, kuom jie ypatingi ir kas daroma su jais, kodėl šiuo metu suaktyvėjo toks savotiškas žmonijos blokavimas, apart fluoridavimo fluoro ingredientų, dantų pastose, plombose, geriamam vandenyje ir taip pat oro teršimo, tokio palaipsniui didėjančio oro teršimo, kuris įtakoja į žmogaus vystimąsi, žmogaus proto, smegenų vystimąsi. Ten visapusiškai blokuojami tie dalykai, taip pat įvairiais elektromagnetinėm bangomis, psichotroninių ginklų, įvairiomis priemonėmis blokuojama žmonių sąmonė. Ir dabar netgi pereita prie filmų, vaikams sukurtų filmų, kurie greitais pasikeičiančiais kadrais taip pat gadina vaiko regą ir taip pat įtakoja nukreipia nuo tiesios tos žmogaus šviesos ateities, nukreipia žmogų ir jį padaro faktiškai tokiu suluošina, padaro faktiškai protiniu invalidu, galima sakyti daržovę, grybų, kaip jūs norite, taip įsivaizduokit. Anksčiau manoma buvo, kad buvo kelios kartos tokių, sakysim, sėklų iš dangaus žvaigždžių vaikų, kurie buvo atsiųsti maždaug apie 60 metus, paskiau 72 metai, 84, 86, 90 dar kelinti ir dabar paskutinė kartą 2002 metų. Tokiais etapais. Ir šitie paskutinė karta buvo atsiųsta tokia keista, netgi sakyčiau, stipri ir tom pačiu labai kam mažai žinoma, paslaptinga, kadangi kai kada būna tokiu atveju, kada ekstrasensai ir aiškiaregiai norėdami pasižiūrėti į vaiko energetinį lauką, tiesiog jo tą energetinį vidų tiesiog negali eiti, ta informacija yra uždaryta. Šitie vaikai atėjo iš tikrųjų gelbėti pasaulio, kai kurie, aišku, turi savyje įdėtas programas, visai kitokius tikslus, kurie pradės veikti tam tikram laikui atėjus ar tam tikriems įvykiams atsitikus Žemėje. Jie iš niekur gali pavirsti tiesiog kažkokiais vadais, vedliais ar šviesuliais, kurie paskui save temps kitus. Dabar jie, galima sakyti, vienytis, jie nieko nesiskiria nuo kitų, galbūt šiek tiek išvaizda, ne visi žmonės gali juos atpažinti vienas nuo kitų. Ir juos sunku tokiu būdu sugaudyti, kad jie nepridarytų nuostolių esančiai sistemai, kuri visai nori žmoniją užblokuoti, nutemti žemyn, kad galima būtų kažkaip juos sugaudyti. Skiepijama viskas. Dabar skiepais, netinkama mokslo programa, iškreiptų ūkdymų, lytinių ūkdymų ypatingai, stabdomas žmonijos vystimasis ir visaip iškreipiama ta realija, atsisakoma simetrijos ir iškreipiama viskas, kas tik įmanoma, daroma šukuosinos, kurios uždengia, padaro tai vieną akį, jeigu žinote, pavyzdžiui, dainininkė Lady Gaga, arba daug kitų, visur leisios akis ir šukuosina ir viena akis. Tai yra jau kalba eina daugiau apie demonizmą. Šitie dalykai jau pradeda ardyti, draskyti paprastą normalią žmonišką dorą. Ir taip pat vienas iš stipriausių dalykų, kas dabar yra iškreipta ir daroma Lietuvoje. Aš jau nekalbėsiu apie tos įsigimėlius, protinius invalidus ministrų lygio, kurie tokius įstatymus išleidžia. Švietimo ministerija paveda ir paleidžia į mokyklą lytinį švietimą, ugdymą, kada jau faktiškai nuo 6 ar 9 metų vaikas turėtų susipažinti su lytiniais organais. Čia iš viso yra absurdas, absoliučiai absurdas. Ta dalyką turėtų daryti maždaug nuo 16 metų, 17, nedaryti iš to tabų, bet tiesiog pasakyti, išaiškinti viską kitaip. Netgi tokiam dalykė kaip jogoje indų, daugelis pratimų yra uždrausta, nerekomenduojama daryti iki 18 metų.
vaikai gali daryti kažkokius fizinius pratimus, bet jogos pratimai pradedami daryti nuo 18 metų, kadangi ten jau susiformuoja viskas, kas turi būti žmoguje, ir tada galima paskiau nuo tų gerai tvirtai pastatytų pamatų paskiau statyti toliau sienas ir stogą. Kada iškreipiama ta žmogaus vystymosi raida tokia mažame amžiuje, ir kai jau kalbėt atskirai dabar apie tą lytinį švietimą, tai čia jisai reikalingas ir tam iškreipimui, ir kada žmogus turės užsiėmimą, kaip ir bežionės zoologijos sodai, kad galės savo patampyti už galo ir nusiraminti tuo metu, sukelti rūpesčius per televiziją, sukelti baimę ir įtampą, kad ją nuslopinti galima tiesiog sukurti kažkokią tai alternatyvą, jeigu ne raminančiam tabletėm, kas Amerikoje kišama dabar beveik kiekvienam vaikui mokykloje, tai ką nors kita. Svarbu kažką tai pakišti, sukelti nerimą, sukelti baimę ir iš karto pakišti kaip ir atsverimą tam, kad žmonės per daug nesijaudintų ir jaustųsi ramybėje, tokia dirbtinai sukurtoje būsenai, dirbtinai ramiai būsenai, ir nesijaudintų, neuždavinėtų nereikalingų klausimų. O tiems, kurie prasižios kartais netyčia, kad kažkur pamatė kažką ne taip, kažkas žino ne taip, gal kažkoks žmogus pasirodė visai ne kaip žmogus, tokius, aišku, uždarinės į beprotnamius ir visiškai blokos nuo žmonės, kad jie neskleistų tų tikrų žinių, kad jie nekalbėtų apie tai, kas yra iš tikro, neatskleistų šio melo šydo. Esama sistema jinai byra ir jos ateitis faktiškai, kaip ir dabar, tiesiog suskaičiuota mėnesį, suskaičiuoti, jinai subirės. Tas blogis, kaip aštuonkojas, sakysim, jisai traukiasi, nukalpojami jo galai. Ir dabar jisai tiesiog traukdamasis, aš sakau kaip palyginimą, traukdamasis iš šito pasaulio, nuo žmonių, jisai stengsis pasimti su savimi kuo daugiau, sakysim, aukų ar sielų, kaip jūs norite, įsivaizduokit. Ir tie žmogeliai, kurie gimė, atėjo su kažkokia misija kažką tai padaryti, sakysim, netgi jums visiems žinomas Baba, kuris įgyjo tokių savybių, kūrėjo savybių, kur galėjo kurti, mes visi tą turime, turėjome, iš mūsų tai išvogta yra, laikų bėgant, iš kartos į kartą, pakartosiu, viename filme apie tai kalbėjau, visos tos savybės iš mūsų išvogtos, jeigu mes visą tai turėtume, mes galėtume tokius dalykus daryti, kur Haris Poteris tiesiog sėdėtų įsižiojęs, išpūtęs akis, jeigu aš taip jums palyginimų kalbu. Ten, įsivaizduot, ten daug kas filmus matė apie Harry Potterį ir tą, ką galėtų iš tikrųjų žmonės daryti, tai ten jisai net nesilygina. Ten iš vis galėtų ilsėtis pašonė. Perspėtume visais kantais. Tai va, tai vaikai, kad negalėtų išsivystyti, negalėtų pakeisti mūsų ateities, kad mes liktume absoliučioje vergyje, vaikai šitie ir vakcinuojami, blokuojami įvairiai, ta karta iškreipiama istorija, iškreipiama realija. Ir dabar šitie vaikučiai, kurie gimė nuo 2002 metų, ypatingai ta karta, jų procentais imant dalis gerokai didesnė yra. Vaikai irgi, kai atsiranda, jie pasirenka šeimas, per kur ateiti, tėtį ir mamą. Prieš gimstant tėvai apie tokius vaikus nežino. Yra kai kurie požymiai, aišku, galima juos nesunkiai atpažinti, kas žino, bet šiaip visumoje tarp kitų vaikų jie nesiskiria nieko, nei į savo išvaizdą, nei išorę. Jie elgiasi taip pat kaip visi vaikai, jie taip pat vaikiški kaip vaikai, bet ateis laikas ir jie duos žinoti apie save. Ne visi tarp jų atėję yra su gerais tikslais, kai kurie turi savo tokias programas, griuvimo programas, sistema dirba sąžiningai ir kadangi jinai žino savo galą, jei kitokios išeities nėra, jinai dabar turi priešintis, spardytis. Todėl dabar šiais laikais mes turime tiek daug iškreiptos tiesos, labai daug melo. Faktiškai viskas, kas dabar yra šiuo metu sukurta, visos technologijos, informacija, viskas yra nukreipta prieš žmogų. Ne žmogaus labui, o prieš žmogų. Ir kada jūs žiūrite reklamas arba kažkokius siūlymus, tai jūs viską išverskite faktiškai kitaip. Jeigu jums sako, kad nenaudoti druskos
gerti daugiau vandens, aišku, vandenį gali gerti nedidelėmis porcijomis, jis turi būti išvalytas ir energiškai švarus, perkeista energija. O druską valgyti dėl to, kad druska leidžia laikytis vandeniui organizme, vanduo, geras įkrautas vanduo, jisai valo organizmą, jisai įtakoja teigiamai žmogaus limfinę sistemą, visą tą drenažą, žmogus nesensta, jo raukšlės neatsiranda taip greitai, kaip įprastai pas žmonės, ilgiau drėkinasi oda, jisai nesensta ir ilgiau išlieka jaunas. Ir daug visokių dalykų pasižiūrėti. Ir moteriškus, tos visokius sparnelius, jie gaminami su tam tikrais kvapais, priedais, jie turi tam tikrų dalykų, kaip ir dezodorantai, pavyzdžiui, tada žmogus, moteris pasipurškia pažastį, tam pažeidžiami kanalai, kurie yra susijęti su krūtimi ir paskui atsiranda vėžiai. Tai čia toks bendras apibėgimas visko ir vėlgi sugrįžtu apie šitos vaikus. Kas turite vaikus, jeigu dar jie nepaskiepyti, žiūrėkite įstatymus, žiūrėkite, ieškokite properšų įstatymuose, tikrai rasite, o tie visi netikrai ministrai, tie visi projekto autoriai šitų juodų projektų, jie gaus atpildą, žinokit, tikrai ten taip bus, kad velniai tiesiog bus įsižioję, stebėdami tai, kas su jais darysis. Nes tai, ką jie patirs, žinokit, pragaras jiems pasirodys kaip rojus. Bet nežiūrint į tai, sistema dirba, toliau naudoja tokius žmonės išgamas savo tikslams. Šie dirba uoliai ir dabartinė esama padėtis, matote, atspindi visą tą veiklą, kas dabar daroma, slaptai tylomis, padarant kažkokį tai, iškeliant kažkokį tai, išpučiant burbulą, kažkokį gaisrą, tai sprogimas vienur, tai karas kažkur kitur ir po to visų pakišama, kai fokusininkas vieną ranką kažką tai daro, jūs prieš akis, o jisai kitą ranką kažką tai padaro tą fokusą, kurio jūs nematote. Tai čia tas pats, padarom kažkokį tai uždangą ir po to uždangą darome visi fokusai. Tai va tiek apie šitą kartą. Iki malonaus.